Sveikinimai su pergalė. Šiandien jau klausiau Dominikos, mačas buvo kitoks nei pirmasis. Kodėl jis buvo kitoks? Ačiū sveikinimus. Visų pirma, noriu ir savo komandą pasveikinti, patekusi finalo ketvertą. O rungtynės buvo, tai žinot, naujas treneris pas jų, kažkiek ir žaidimas keitėsi, o mes esam tokia komanda, kad pasiruošiam ir mėgstam pasiruošti, žinot, ką varžovė žaidžia, tai iš tos pusės buvo sudėtingiau. Ir aišku, tas skirtumas buvo didelis ir, žinot, vis tiek 100% nusteiks koncentruoti labai sudėtinga yra, nors bandžiau priversti tą daryti, bet kažkaip tik tais antroji pusė, gal nuo trečio kėlinio galo tą jau paėmėm ir sužaidėm taip, kaip norėčiau, kad žaistumėm. Kalbant būtent apie tai, kad trečiajame kėlinyje kaip ir buvo netgi perlaužę šiek tiek rezultatą Šiauliai, kas nutiko, kad jie sugebėjo sugrįžti šiek tiek į rungtynes ir kas vėliau pasikeitė, kad sužaidė tokią solidžią atkarpą, kuri berods buvo 16-0? Tai sakau, tas atsipalaidavimas gal šiek tiek ir jau tada reikėjo parodyti charakterį, parodyti didesnį agresyvumą, nemažai atakų gynyboje, neleidom jom ir išsimestas 24 sekundės normalaus metimo, ko aš labai noriu ir sakau, tas atsipalaidavimas ir savęs gal toksai negerbimas momentais perėjo į tą agresyvumą ir žaidėjos parodė, kaip jos gali gerai žaisti ir džiaugiuosi to. Laukia Klaipėdos Neptūnas, jau nekartą žaidėt šį sezoną. Ar rasit būdų, kaip pagaliau nugalėti Klaipėdos kitą komandą? Ieškosim, bandysim. Sveikinimai su pergalė. Šiandien buvo sunkiau negu pirmose rungtynėse. Kas buvo kitaip? Treneris kitas. Tai ir iš Šiaulių jautėsi kita energija. Ir ką galiu pasakyti? Gal mes šiek tiek ne su tokiu nusiteikimu atėjom kaip į pirmas rungtynės, bet manau, kad rungtynė eigoj prisitaikėm prie jų to žaidimo, pakeitėm savo požiūrį ir išėjom su gera nata. Pačiai buvo pakankamai neblogos rungtynės, kaip vertintum savo pasirodymą? Nežinau, aikštelėje jaučiausi gerai, tai komanda laimėjo, apie savo pasirodymą negalvoju, tai komanda laimėjo, mes finaliniam ketvirtą, viskas, ką galiu pasakyti. Treneri, pirmosios rungtynės prie Šiaulių komandos vairo, kaip jums pačiam šiandien vaizdas aikštelėje? 3,5 kėlinio buvo, manau, kad lygi kova. Aišku, matėsi situacijose, kur tikrai varžovės yra pranašesnės, bet kažkiek pasisekė, kažkiek gal agresyvios gynybos dėka pavyko išprovokuoti ir jų klaidų, tikrai nemažą dalį. Bet po to nusėdo, kaip sakant, batareikos ir nepapūsė prieš vėją. Prasidėjo lygioj vietoj klaidos, kada net nesugebam įeiti į jokį derinį, vidury aikštelės, prarandam kamuolį, ten išsimetant. Situacija yra tokia, žiūrėkit, čia ne mano dėka tas skirtumas sumažėjo nuo 40, čia tiesiog susitvarkė galbūt emociniai dalykai kažkokie, tais čia per 2 dienas tu gali būti ir ponas Dievas, tikrai nepakeisi taip radikaliai komandos, bet dar laiko aš turiu, kur tikrai noriu pridėti rankos, sakykime, per tas 2 treniruotės, ką aš stoviu čia prie Šiaulių vairo, tai turėjome, sakykime, tik gynybinės treniruotės, apie taktikas jokias puolime net nekalbam, tai buvo viskas iš galvos, random, sugalvoti deriniai ir bandysim pasiruošti Kauno Aistėm, bandysiu eiti su savo filosofija ir mergaitėms sakiau, kad nepykit, laisvų dienų nebus. Tos treniruotės gal bus neintensyvios, bet turėsim laiko juose tikrai pasibūti. Taigi, nors rungtynės kaip ir nepavyko pergalės iškovoti, bet matęs braižo šiek tiek pasikeitimas. Jo, yra kažkiek žaidimas pasikeitęs, atėjo naujas treneris, buvo kelios treniruotės, ruošiamės 50 taškų pralaimėti, žinot, šiaip gėdinga yra, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes bent kažkokį charakterį parodėm ir bent kažkiek laikėmės tose varžybose, plano ir taip toliau. Ir vis tiek, kaip jūs žinot, mums labai trūksta Maly, Dalios, Mersi, čia yra, ta prasme, mūsų pusė barandalio nėra. Nors ir pergalės nepavyko iškovoti, bet tas žaidimas tikrai netrodė blogai ir galima sakyti, kad pavargot tiesiog ketvirtam kėlinyje?
Aš nežinau, aš negaliu atsakyti už savo komandos draugės, atsakysiu už save, tai pavargau. Ir tiek. Bet tikiuosi, kad, pailsėsim, susitvarkysim ir dar turim šansą kovoti su Aistėm ir tikiuosi sugrįšim.